Ta prasme, aš dirbu tik su nugalėtojais. Parodyti įvairovę, kiek tas kolektyvas gali būti ne tik zubrint technologijas, o koks jis dar gali būti žaismingas ir jausmingas ir jautrus. Parodyti, kad lietuvių liaudies šokis nebūtinai turi būti nuobodus. Tai gali būti ir labai šmaikštu, ir labai sentimentalu, ir labai jautru. Šokis pats savaime jau yra gražus piešiniai, bet labai norisi dar pamatyti kiekvieną iš šitų jaunų gražių žmonių individualiai. Be abejo, laikas eina į priekį, mes keičiamės. Išlaikant tas visas šaknis ir vertybės ir nepametant tautinio šokio, bet jį parodant naujai ir priimtinai kiekvienam, tai yra, man atrodo, labai didelis pliusas. Aš taip esu maloniai nustebintas, kad mes dar turim patriotų, kurie aukoja savo laisvus vakarus, eina repetuoti, šoka tautinį šokį. Ir tai yra labai gražu.